All right, please open your Bibles to the book of Jude. Atsiverskime Biblijose Judo laišką. One book before Revelation, Viena knyga prieš apreiškimą. a book that it seems is hardly ever read. Tai Book of Jude. yra laiškas arba knyga, kurią atrodo labai retai tikintieji skaito. Judo laiškas. And in a sense, it seems that it almost wasn't even written. Ir iš tam tikros pusės atrodo, kad tas laiškas nebuvo net užrašytas. Verse 3 is going to be the primary text that we're going to look at. Šiandieną Judo laiško trečia eilutė bus pagrindinė mūsų. He says, "Beloved, while I was making every effort to write to you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints." Trečia eilutė. Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. So Jude says that he was going to sit down and write a letter Taigi, Judas sako, kad jis planavo atsisėsti ir parašyti laišką about our common salvation. apie bendrąjį išgelbėjimą. So we don't know exactly what that would have been. Perhaps he wanted to give an encouragement to fellow believers. Mes nežinome tiksliai, koks tas paraginimas arba laiškas būtų. Tai tikriausiai tai būtų padrąsinimas tikintiesiems. But he says, instead, I decided out of necessity to write to you something else, another theme. Bet vietoj to Judas sako, kad dėl to, kad yra poreikis, aš pakeičiau savo planus ir parašiau kai ką kitą. So we can see how the Holy Spirit was moving in his life at this moment when he sits down to write a letter. Taigi mes matome, kaip šventoji dvasia veikia jo gyvenime ir jį nukreipia, kai jis prisėdo rašyti laišką. And I'd like to point out to whom the letter is addressed in verse 1, to the called, beloved in God the Father. Kam yra skirtas šitas laiškas? Pirmoje eilutėje mes matome pašauktiesiems Dievo mylimiesiems. So if you are a believer in Jesus Christ, you can properly be called the called. Jeigu tu esi tikintysis viešpačiu Jėzumi, tu gali teisingai būti vadinamas pašauktasis. And so this appeal that he writes is addressed to all of us who are the called. Ir iš tos pusės šitas laiškas yra skirtas ir kiekvienam iš mūsų, tiems, kurie yra pašauktieji. And what we see in this text, verse 3, is a call to battle. Ką mes matome iš trečios eilutės, tai yra kvietimas į mūšį. There is something important that we are called to do, something that will involve our entire lives. Yra labai svarbus kvietimas mums įsitraukti į tam tikrą dalyką, kas yra mūsų gyvenimuose. There is a battle that is literally life and death. Gyvenime vyksta tiesioginė prasme mūšis, kas yra tarp gyvybės ir mirties. It's a battle for the truth. Tai yra mūšis už tiesą. And the battle for the truth is worth all of the energy, all of the discipline, everything that we can give to it. Ir mūšis dėl tiesos yra vertas visos mūsų jėgos, disciplinos ir viso, ką mes galime skirti. Now earlier in our apologetics lessons, we saw our defensive text, which was 1 Peter 3:15. Anksčiau iš mūsų apologetikos pamokėlių mes žvelgėme į gynybos rašto vietą iš 1 Petro laiško. Where Peter says, sanctify Christ as Lord in your heart, and then be ready to give an answer or defense to everyone who asks. Kur Petras rašo, šventu laikykite viešpatį Jėzų Kristų ir būkite pasiruošę duoti atsaką kiekvienam klausiančiam. But this text is different because this is an offensive text. Bet šita laiško vieta yra kitokia, nes ją galime panaudoti puolime. This is for us to actively engage, to actually fight, he says, in the battle. To fight in the battle.
Šita eilutė yra skirta naudoti mūšyje puolimui. And the occasion for the writing is the presence of false teachers in the church. Ir kodėl Judas rašė šitą laišką? Todėl, kad bažnyčioje buvo klaidingi mokytojai. False teachers in the church are always shown in the New Testament to be something that's very, very, very dangerous. Visame Naujajame testamente klaidingi mokytojai ir taip pat klaidingi mokytojai bažnyčioje visada apibūdinami kaip labai pavojingi. There's a lot of content in the New Testament about persecution and suffering. Naujajame testamente daug rašoma apie persekiojimus ir kentėjimus. And persecution and suffering are difficult. Ir tai yra sunku būti persekiojimuose ir kentėti. But even in those passages, God tells us, look, suffering is within the plan of God. God has good purposes for your suffering. Stand strong when you're persecuted. Bet netgi kai yra rašoma apie kentėjimus ir persekiojimus, Dievas primena, sako, būkite tvirti persekiojimuose, nes Dievas turi tam planą. But false teaching, on the other hand, is always shown to be something that's very dangerous. Bet iš kitos pusės klaidingas mokymas visada yra pavaizduojamas kaip labai pavojingas. And it's interesting when you think about how much content in the New Testament is devoted to talking about false teachers and their teaching. Yes, I'm getting some nods over here. Ir yra įdomu pastebėti, kiek daug vietos Naujajame testamente yra skirta būtent kalbėti apie klaidingą mokymą ir klaidingus mokytojus. All right, I mean, 2 Peter 2, the entire chapter. Visas antras Petro laiškas, the book of Jude. Judo laiškas. Jesus talks about false teachers. Jėzus Kristus kalba apie klaidingus mokytojus. Paul warns the Ephesian elders about false teachers. Paulius perspėja Efeso vyresniuosius apie klaidingus mokytojus. You've got 1 John. Pirmas Jono laiškas. Paul tells Timothy, 1 and 2 Timothy, talks a lot about false teachers. There will be false teachers in the church. Paulius rašydamas pirmą ir antrą laišką Timotiejui kalba apie klaidingus mokytojus bažnyčioje. And what's really dangerous is in verse 3, it says, in verse 4, it says they have crept in unnoticed. Ir kas labai pavojinga apie tos klaidingus mokytojus, ketvirtai eilutė yra parašyta, kad jie vogčiomis įsiskverbė. Crept in to what? Įsiskverbė į ką? Into the church. Į bažnyčią. So, if there is a local church that exists for any length of time, taigi, jeigu yra vietinė bažnyčia egzistuojanti tam tikrą laiką, be assured that that particular church will at some point deal with some kind of false teaching or false teacher in the church. Būkite tikri, kad ta egzistuojanti vietinė bažnyčia tikrai susidurs su klaidingais mokytojais. So this is also another reason why we encourage everyone in the church to have open Bibles before them. Tai yra dar viena priežastis, kodėl mes raginame kiekvieną bažnyčioje laikyti atverstą Bibliją priešais. Because false teachers always appear in the church. Nes klaidingi mokytojai visada atsiranda bažnyčioje. And even though it's good if you trust the teaching that's given to you, ir netgi jeigu tu pasitiki mokymu, kuris yra sakomas, it doesn't offend me if anybody wants to examine what I'm teaching according to the Bible. As a matter of fact, that's what we want from you. Manęs visiškai neįžeidžia, jeigu kas nors nori iš Biblijos patikrinti, ar ką aš mokau yra tiesa. Netgi Biblija mokina taip daryti. So if the life of this church continues for any length of years, jeigu šita vietinė bažnyčia egzistuos tam tikrą laikotarpį, if we have not experienced a false teacher or false teaching in the church, at some point we would. Yeah, if we haven't until now, if this church continues, there would be. Jeigu iki šiol ta bažnyčia nesusidūrė su klaidingais mokytojais, ateityje tikrai susidurs. And we remember what John said in 1 John, they went out from us because they weren't really of us. Pirmas Jono laiške Jonas rašo apie tuos mokytojus klaidingus, sako, jie išėjo iš mūsų, nes jie nebuvo mūsiškiai. But if they went out from us, that means at some point they were
they were in the visible body. Bet ką tai reiškia? Jeigu tie mokytojai klaidingai išėjo iš mūsų, tai vadinasi tam tikrą laiką jie buvo bažnyčioje. This is a serious battle. Čia yra labai rimtas mūšis. The salvation of the believers to whom Jude was writing was not in jeopardy. It was not in danger. Their salvation wasn't in danger. Tikinčiųjų išgelbėjimas, tikinčiųjų, kuriems rašė Judas, jų išgelbėjimas nebuvo pavojuje. Because you can see in verse 1, it says, kept for Jesus Christ. Kept. Pirmoje eilutėje mes matome išsaugotiems pašauktiesiems. So what a blessing for us to be reminded of our salvation. We are called, we are beloved, and we're also kept. Koks nuostabus palaiminimas tikinčiam yra prisiminti, kad tikintysis yra pašauktas, tikintysis yra mylimasis ir tikintysis yra išsaugotas. But it's obvious that false teaching can cause confusion. Bet akivaizdu, kad neteisingas mokymas atneša susimaišymą. And it misleads those who need to hear the gospel. Ir klaidingas mokymas supainioja tuos žmonės, kurie turi išgirsti Evangeliją. So let's look at the various parts of verse 3 here. Pažvelkime į keletą vietų iš 3 eilutės. First, let's look at the faith. Pirmiausia, pažvelkime į tikėjimas. And in the Lithuanian, in the Tikėjimo žodis version, it just says už tikėjimą. Lietuvių Biblijoje, kurią naudojame, yra parašyta už tikėjimą. Unless someone can correct me, just says, okay, už tikėjimą. It's not faith in general that's being spoken of. Tai nėra bendrasis tikėjimas, apie kurį yra kalbama. It's not the act of believing in Christ. That's not what it's referring to. Čia žodis tikėjimas nėra kalbama apie patį veiksmą tikėti Kristumi. In the English, it says the faith. There's an article before faith. Anglų kalboje yra artikelis prieš tikėjimą. And in the Greek, it's more clear as well. Ir graikų kalboje yra dar aiškiau. But you don't have to understand Greek to understand that point of the text. You can understand it in Lithuanian just fine. Bet nebūtinai reikia žinoti graikų kalbą, galima suprasti ir iš lietuvių vertimo. Because in verse 3, it says, which was once for all handed down to the saints. Trečioje eilutėje parašyta, kuris tai yra tikėjimas vieną kartą visiems laikams duotas šventiesiems. We'll see in a moment where else that verb is used in the New Testament, handed down. Mes dar kartą pažiūrėsime, kur kitoj vietoj Naujajame testamente yra naudojamas šis žodis duotas. But first we understand that faith, saving faith, is a gift of God. Bet pirmą mes turime suprasti, kad išgelbėjantis tikėjimas yra dovana iš Dievo. And saving faith is never spoken of as something which we hand to other people, which is handed down to us. It's never spoken that way. Ir apie išgelbėjantį tikėjimą nėra niekada kalbama, kad tu gali perduoti jį kitam ir kitas žmogus perduoda dar kitam asmeniui. So when he says the faith, what he's referring to is our common salvation, verse 3, our common salvation. Ką turi Judas omenyje rašydama žodį tikėjimas, tai yra paminėta 3 eilutėje bendrasis išgelbėjimas. And we can define this as the body of essential Christian truth that surrounds the truth of salvation. The body of the essential Christian truths that surround the truth of the salvation. I understand this. That's complex. Tai yra, Judas rašo apie tikėjimo doktrinų visumą. The gospel has a way of bringing together all of our theology. Evangelija turi sugebėjimą surinkti, kartu sugrupuoti visas mūsų doktrinas. Because even in the book of Jude, if we were to look at the whole book, we could see many essential doctrines in this very small epistle. Netgi žiūrint į visą Judo laišką, mes matome labai daug svarbių doktrinų. We could see the Trinity actually in this epistle. Mes matome trejybę. We could see our security in Christ. Mes matome
išgelbėjimo saugumą Kristuje, We can see the lordship of Christ, mes matome Kristaus viešpatavimą, among many other things. tarp daugelio kitų tiesų. But just as we know that Christ is the center of all of Scripture, Ir todėl, kad mes žinome, kad Kristus yra viso rašto centre, from texts like John 5, Luke 24, iš nuorodų kaip Jono 5, Luko 24, John chapter 1, Jono 1 skyrius, Jesus is the center of all Scripture. viešpats Jėzus Kristus yra viso rašto centre. And his work on the cross, his finished work on the cross, is also the central point of Scripture. Ir taip pat Kristaus atliktas darbas ant kryžiaus yra viso rašto centre. And what we see in the Bible is that everything in the Bible is a communication of the gospel. Ir ką mes matome Biblijoje, kad visas raštas kalba kaip apie Evangeliją. Some places in the Bible teach the gospel directly. Kai kurios rašto vietos tiesiogiai skelbia Evangeliją, Some places explain it, apply it. kai kurios vietos aiškina ir pritaiko. In the Old Testament, we see a lot of illustration of it. Senajame testamente labai daug vaizdinių ir paveikslų Evangelijos sutinkame. Just thinking about the book of Leviticus, we have all of these pictures in Leviticus that picture the coming atonement of Christ. Kunigų knygoje yra labai daug paveikslų, kurie pavaizduoja viešpaties Jėzus Kristaus atpirkimą. And Paul said to the Corinthians, I wanted to know nothing among you except Christ and Him crucified. Paulius rašė korintiečiams, Paulius sakė, aš nenoriu nieko, tarp jūsų apsisprendžiau nieko daugiau nežinoti, tik viešpatį Jėzų Kristų ir jį nukryžiuotą. So a few weeks ago, I was standing in front of the church and I held up a book that I had bought for the church, The Systematic Theology. Prieš kelias savaitės aš pristačiau knygą Sistematinė teologija, kurią nupirkau bažnyčiai. And some people in the church may say, that book's probably not for me, it's a little too deep. Kai kurie žmonės gali pasakyti, ta knyga truputį per gili man. But if you think very carefully about how many points of our theology or doctrine directly affect or are tied into the gospel, Bet jeigu pagalvotumėte, kiek daug visos mūsų doktrinos tiesiogiai yra susijusios su Evangelija, you will understand what Jude is saying in this text. jūs suprasite, ką Judas bando perteikti. For example, if you think about the virgin birth, which now we're coming into Christmas time, very soon. Pavyzdžiui, jeigu jūs kalbėtumėte apie gimimą, Kristaus gimimą iš mergelės ir šiuo metu artėja Kalėdų laikotarpis. And we think about the incarnation, Ir taip pat mes kalbėtume apie įsikūnijimą. all right, if something is changed in those points, that directly affects the gospel. Jeigu tose doktrinose kas nors yra pakeičiama, tai tiesiogiai įtakoja Evangeliją. All right, if Jesus wasn't born of the Virgin Mary, Jeigu Kristus nebuvo gimęs iš mergelės, if he was born of natural generation, jeigu jis gimė žmogiškai natūraliu, tai priimtinu būdu, it would be hard for us to understand how he could actually be divine and human at the same time. It would be hard for us to understand how he could be both God and man at the same time. mes negalėtume suprasti, kaip jis tuo pat metu galėtų būti 100% Dievas ir žmogus. And everything in the study of God specifically affects the gospel. Ir visa doktrina, kuri studijuoja Dievo asmenį, tiesiogiai įtakoja Evangeliją. All right, even the doctrine of the Trinity directly influences the gospel. Netgi trejybės doktrina tiesiogiai įtakoja Evangeliją. Just basic truths about God himself. God is a God of grace. God is a God of wrath. Netgi paprastos tiesos Dievo savybės, kad Dievas yra maloningas Dievas ir Dievas yra rūstybės Dievas, tai taip pat įtakoja Evangeliją. God is a God of holiness. Dievas yra šventumo Dievas. All right, even our doctrine of the Holy Spirit as well, coming from the Scriptures. Netgi šventosios dvasios doktrina, kuri išplaukia iš rašto. Even the sinfulness of man. Netgi žmogaus nuodėmingumas. So what we see is that the gospel
really pulls all of our doctrine together into a sphere that kind of surrounds the gospel. Taigi, ką mes matome, kad Evangelija į Evangeliją įtraukia visas doktrinas iš rašto ir ji yra kaip sfera, kaip kamuolys. That's why I want to emphasize that the gospel really helps you to understand this entire book. Todėl noriu akcentuoti, kad Evangelija padeda suprasti visą tą knygą. So when he says the faith, he means all of the God-given doctrine that surrounds the gospel. Ką Judas turi omenyje rašydamas tikėjimą, tai reiškia visas tiesas ir doktrinas, kurios įeina į Evangeliją. It is a defined faith. Tai yra apibrėžtas tikėjimas. It is not a body of ever-changing human opinion. Tai nėra kažkokių žmogaus minčių arba nuostatų rinkinys, kuris gali keistis. It's not our evolving consciousness of what's right and wrong. Tai nėra žmogaus besikeičiantis ir besiplėtojantis nusistatymas, kas yra gera, kas yra bloga. All right, so this is where the postmodern church gets it wrong. Tai yra vieta, kur postmoderni bažnyčia tai klaidingai interpretuoja. And the emergent church, I don't know if there's really a term for that. That's more for just pastors, where the emergent church gets it wrong. Ir taip pat dar viena bažnyčios judėjimas yra emergent church, tikriausiai iš Amerikos. It's a delivered faith. Tai yra perduotas, perteikiamas tikėjimas. God gave this faith by divine revelation. Dievas davė šitą tikėjimą dievišku apreiškimu. And as the text says, it's been revealed once and for all. Ir kaip raštas sako, tai buvo atskleista vieną kartą visiems laikams. It's unchangeable. Tai nesikeičia. Because it's been given once and for all. Nes tai buvo duota vieną kartą visiems. And it's unchallengeable. Ir tai to negalima užginčyti. And it's as valid in our century as it was in the first century. Ir šiame amžiuje tos tiesos lygiai taip pat galioja kaip ir ankstesniuose. Believers are to contend for the faith. Fight. It's the word kavoti. Tikintieji turi kovoti už tikėjimą. Now, I want you to turn to 1 Timothy 6. Atsiverskime 1 Timotiejui 6 skyrių. Because I want you to see where else this word is used. Nes noriu kartu pažvelgti, kur dar kitur šitas veiksmažodis arba žodis yra panaudotas. 1 Timothy 6:12. 1 Timotiejui 6:12. This is a familiar verse to us. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo, kuriam esi pašauktas. All right, the word for fight there is the same, and it probably says kavoti, right? Šičia žodis kovok yra tas pats žodis kaip ir Judo laiške. So naturally, whenever you say fight, that is an action verb, definitely. That's a strong word. Ir labai akivaizdžiai, kai tu sakai kovok, tai yra aktyvus veiksmas. We don't need any explanation for fight. Mums nereikia geresnio paveikslo, mums užtenka žinoti kovok. But in the text in Jude, Bet Judo laiške there is a prefix that's attached to that word for fight in the Greek. There's a prefix to it. We understand that speaking Lithuanian. Graikų kalboje tam žodžiui yra pridėtas priešdėlis. And that makes that word very, very strong in Jude. Ir Judo laiške tas priešdėlis arba dalelytė padaro tą žodį dar stipresnį. So that's why we have an adverb in Jude. When translators want to translate that verb, it's not enough to just say fight. Todėl anglų kalboje mes turime prieš tą žodį įdėtą priešdėlį. Because the word is very strong, so we have to add something else. Nes žodis yra labai stiprus ir reikia pridėti kažką. So for example, in my English version it says contend earnestly or urgently. Anglų kalboje yra išversta kovok su užsidegimu arba Yeah, or urgently. I think it says in the Lithuanian, it says narse.
So it's like bravely, right? Is that like bravely fight for the faith? That's a good translation. I like that. Kai kovok narsiai lietuvių kalboje išversta. But the point is, we have to get the meaning across. We have to communicate what Jude is saying. This isn't just fight. He's saying fight earnestly. Judas nesako tik tai kovok, bet Judas sako kovok narsiai. This word in the Greek is where the English gets its word for agonize. Conquentus? Agonize is like conquentus, is that it? Or? This Greek word that's used in Jude is where the English gets its word for agonize. Šitas žodis graikų kalboje ir panaudotas Judo laiške yra taip pat naudojamas kankinti. And this word in the Greek was used in military or athletic context. Ir šitas žodis graikų kalboje buvo naudojamas taip pat armijoje ir arba atletikoje. All right, so think about when you're in the military and you're training for battle. Pagalvok, jeigu tu esi armijoje ir tave ruošia mūšiui. Or when you watch a sports event and you think about how much concentration or discipline or how much training that's involved in doing the race or the whatever sport you're watching. Arba tu žiūri sporto varžybas ir galvoji, kiek daug disciplinos ir pasiruošimo reikia sportininkams skirti. When you think about the extreme effort that's needed to win, when you have to give it your all. Kai tu pagalvoji, kiek maksimaliai tu turi duoti visas pastangas, kad tu nugalėtum. That is what's being spoken of in the book of Jude. Judo knygoje apie tai kalbama. And before we go back there in 1 Timothy 6:12, if anybody's still there, it actually is consistent with the verse. I just want to show you how. Go ahead. Sugrįžkime į 1 Timotiejų 6:12 ir pažvelkime, kaip tas žodis dar yra naudojamas toje eilutėje. He says, fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called. Yra parašyta, kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo. These are very strong terms which he's using. Tai yra labai stiprios frazės, kurias naudoja Paulius. And the fight of faith that he's talking about, it's really the contest of the whole life of the believer in striving for holiness. Tikėjimo kova, apie kurią rašo Paulius, tai yra kiekvieno tikinčiojo viso gyvenimo varžybos arba mūšis. And in life we have a lot of enemies against us. Gyvenime mes turime daug priešų, kurie nusistatę prieš mus. We obviously have Satan, we have principalities and powers. Mes turime šėtoną, mes turime kunigaikštystės ir valdžias. We have the world which is always trying to fit us into its mold. Mes turime pasaulį, kuris bando mus patalpinti savo standartus. All right, some of us are slightly more successful at resisting that mold than others. Kai kuriems tikintiesiems geriau sekasi priešintis pasauliui negu kitiems. And worst of all, we have the lust of the flesh. Ir blogiausia, mes turime kūno geidulius. Our greatest enemy in the fight for faith is against ourselves, really. Tai iš tikrųjų didžiausias mūsų priešas kovojant dėl tikėjimo yra pati mūsų prigimtis. And then on top of that, we have false teachers and their teaching to contend with. Ir virš viso to mes turime klaidingus mokytojus, kurie mokina pagal pasaulio standartus ir prieštarauja Biblijai. So when Paul tells Timothy, take hold of the eternal life to which you were called, he's not telling him to get saved. Ką Paulius turi mintyje, rašydamas Timotiejui, laikykis amžinojo gyvenimo, tai nereiškia būk išgelbėtas. All right, because Timothy was already saved. Nes Timotiejus jau buvo išgelbėtas. He's telling him to grip it tight. Paulius ragina Timotiejų laikyti tas tiesas tvirtai. And just a little application here about when we preach the doctrine of eternal security. Ir nedidelis pritaikymas, kai mes skelbėme tiesas apie išgelbėjimo saugumą. When eternal security is preached accurately from the Bible. Kai išgelbėjimo saugumas yra tiksliai perteikiamas iš Dievo žodžio. It's always an inducement or an encouragement, like a paskata, maybe, like an inducement to live righteously.
Tai visada yra susijęs tas, tai yra paraginimas tikinčiam gyventi teisų gyvenimą. To pursue Christ with all of our hearts. Sekti ir ieškoti viešpaties su visa savo širdimi. So it's kind of like in Deuteronomy 1, when God says to the children of Israel, the whole land is before you, go in and take the land, your God fights for you. Ir tai yra tarsi paveikslas pakartoto įstatymo pirmame skyriuje, kai Dievas sako savo tautai, štai yra pažadėtoji žemė prieš jūs, eikite ir užimkite ją. It's because the prize of our salvation is guaranteed. Todėl, kad mūsų išgelbėjimo prizas yra garantuotas. It's because we know that because Christ won, we will gain eternal life. Mes žinome, kad dėl Kristaus pergalės mes turėsime amžinąjį gyvenimą. What Paul is saying in this text is, take what is yours, take what belongs to you by right of Christ. Ką Paulius rašo, Timotėjui sako, pasiimk tai, kas priklauso tau dėl Kristaus darbo. So this week I found that very encouraging as I was looking at this text when he says, take hold of the eternal life, take what is already yours. It's guaranteed that you will win because Christ has won. Šią savaitę aš radau toje tiesoje padrąsinimą. Pasiimk tai, kas jau priklauso tau dėl Kristaus darbo. Now let's return to that word in Jude. Let's return and look at that word. Sugrįžkime į Judo laišką ir pažvelkime į tą žodį. All right, so what says narse kavoti in the Lithuanian is just one word in the Greek. Lietuvių kalboje parašyta narsiai kovotumėte, graikų kalboje tai vienas žodis. And remember the word picture, the way that word is used in the Greek. Ir prisiminkime, kaip graikų kalboje yra to žodžio kontekstas. Military context, athletic endeavors. Armijos mūšio kontekstas arba atletikos kontekstas. And the fact that we in the English get the word agonize from this word. Ir anglų kalboje mes yra išversta kankinimas arba kovojimas. And in English we use that word to describe great physical or emotional pain when something is agonizing. Ir anglų kalboje tai yra naudojama išreikšti didelį emocinį arba fizinį skausmą. And one of the things I like to do is I love translation, any kind of translation studies. Man labai patinka nagrinėti kiekvieną vertimą. And in the English we have a lot of English versions of the Bible. Anglų kalboje yra labai daug Biblijos skirtingų vertimų. And one version actually translated it, agonize for the faith. That's what it said, agonize for the faith. Viena anglų versija tiesiogiai išvertė kentėk dėl tikėjimo. And in English, that's as literal a translation as you can get. Ir anglų kalboje tai yra pats tiksliausias vertimas iš originalo kalbos. So there is a call to struggle. Taigi yra pašaukimas kovoti. There is a call to discipline yourself. Yra pašaukimas disciplinuoti save. Even to the point of pain or exhaustion. Netgi iki skausmo arba išsekimo. And what the Bible is calling us to do is to live for the faith with a do whatever it takes attitude, a mindset. Ir kai Biblija kviečia tikintį daryti, gyventi dėl tikėjimo iki tokios vietos, kad tu turi daryti viską, ko reikia. A do whatever it takes, a sacrifice, a give it your all. Atiduok, investuok visą save ir įdėk visą, ko reikia dėl tikėjimo. So as we see, Christianity is not for the cowardly. Ir kaip mes matome, krikščionybė nėra bailiams. It's only for the brave. Yra tik tai drąsiems. So I like the Lithuanian translation there, narse, when it says narse kovoti. Man patinka lietuvių vertimas, yra parašyta narsiai kovokite. Why is the fight for truth so agonizing? Kodėl kovojimas už tiesą yra toks sekinantis? Think about that for just a moment. Pagalvokime trumpai. Or maybe if somebody wants to answer, they can share their thoughts or opinions. Why is the fight for truth so agonizing? Galbūt jūs turite minčių, pasidalinkite, kodėl kai kovojimas už tikėjimą reikalauja tiek daug pastangų ir kovos.
There's one reason that's very, very obvious. Hold on. There's one reason that's very obvious. Yra viena priežastis labai akivaizdi, But there's a second reason that's given in the context of Jude. bet Judo laiške yra dar vienas atsakymas kontekste. Because of thoughts. Yeah. Yes. Aš manau, turi būti toj kovoj panaudojamas tinkamos priemonės, tada nebus išsekimo. I think war is a fight you need to use appropriate methods to use and people will be exhausted. Yeah, that's very good. As a matter of fact, Ir atvirkščiai padaugės viešpaties veikimas. Padaugės kas? Ir atvirkščiai padaugės viešpaties veikimas, jeigu mes naudojamės tinkamai kovose, tinkamom priemonėm. If we use the appropriate tools of the fight, then God will be more severe. yeah, you basically just talked about 2 Corinthians 10. Because Lord Spirit doesn't have limit. Yeah. Amen. Amen to that. Bible say. Yeah. Antras Korintiečių 10 skyrius. I believe. Yeah, in 2 Corinthians 10, it talks about the war that we are engaged in really is a war of the mind. Antras Korintiečių 10 skyriuje kalba apie tikintįjį ir jo kovą, ir tai yra susijęs su proto ir mintimis. And that text calls what Satan does in people's minds strongholds. Satan is always building strongholds in people's minds. Ir antras Korintiečių 10 kalba apie tai, kad šėtonas stato tvirtovės žmonių mintise. And that's a powerful word as well. Ir tai yra taip pat stiprūs žodžiai. And those strongholds are basically philosophies, ideologies, worldviews, anything that is in opposition to the truth of Christ. Ir tos šėtono tvirtovės žmonių protose yra ideologijos, filosofijos ir visokie kitokie mokymai, kas prieštarauja Dievo žodžiui. And in that 2 Corinthians 10 text, it talks about weapons. Weapons. Ir antras Korintiečių 10 skyriuje kalba apie ginklus. And it says the weapons of our faith are mighty for the purpose of pulling down or tearing apart those strongholds. Ir sako, kad mūsų kovos ginklai viešpatyje yra galingi nugriauti tas tvirtovės. And in the Greek, that word mighty is actually first. It's first in that verse. It's like it's saying, mighty is our weapons. Ir graikų kalboje yra parašyta pirmiausia būdvardis galingi ginklai. And obviously we know that the greatest weapon that pulls down the strongholds of sin in people's minds is the Word of God. Ir žinome, kad pats didžiausias, stipriausias ginklas, kuris nugriauna šėtono tvirtovę žmonių protose, yra Dievo žodis. Why is the fight for truth in this text so agonizing? Why does it involve so much? Kodėl Judo laiške kova už tikėjimą yra tokia stipri ir reikia tiek daug dėti pastangų? To the point of pain or exhaustion. Netgi iki išsekimo arba skausmo. The answer is because the fight for truth is worth it. Atsakymas yra todėl, kad kova už tiesą to verta. For the glory of God, for the sake of Christ, Dėl Kristaus, dėl Dievo šlovės. we have to give everything that we are for the fight for truth. Mes turime visą atiduoti, kas mes esame dėl kovos už tiesą. And because the rest of the letter shows how severe the attacks will be against it. Ir todėl, kad visas likęs Judo laiškas kalba, kokios stiprios atakos prieš Dievo tiesą bus. This is what Jude is describing in this epistle. He's saying there will be attacks against the truth. You will experience them in your church. Štai ką Judas rašo toliau šiame laiške. Jis rašo, kad prieš Dievo tiesą bus puolama ir ta tiesa bus puolama tavo bažnyčioje. And they will be severe. They will be severe. Ir tie puolimai bus labai stiprus. And you will need to fight against that. Ir tau reikės kovoti prieš tai. So the truth of God's word can be defended
Taigi Dievo žodžio tiesa gali būti apginta and we are commanded to defend it. ir mums yra įsakyta ją apginti. I'll have to finish this lesson the next time I teach, which will be in just a few weeks. Už kelių savaičių aš užbaigsiu šitą pamokėlę. And one thing that I'll emphasize just at the end of my lesson is that this call, this battle call to fight for the truth belongs to every believer. Ir ką aš akcentuosiu kitos pamokėlės pabaigoje, kad tas mūšis dėl tikėjimo, dėl tiesos, į tą mūšį kviečiamas kiekvienas tikintysis. And you know that because of to whom the letter is addressed. Ir mes žinome, kodėl taip yra, nes matome, kam yra skirtas šitas laiškas. So next time we'll be spending more time in this fantastic text, Kitą kartą daugiau skirsime laiko šiame nuostabiame, in a very fantastic book that's often neglected. nuostabiame tekste ir nuostabiame laiške, kuris dažnai ignoruojamas. All right, let's pray. Pasimelskime. Dear Heavenly Father, I thank you for the battle cry which you've given in Scripture. Jūs dangiškasis Tėve, dėkojame už kvietimą į kovą, kurį tu užrašei savo rašte, That awakens us from the slumber of our apathy. kuris pažadina iš mūsų dvasinio užmigimo. I pray that you would give us hearts to engage in this battle courageously. Meldžiame Viešpatie, kad tu suteiktum mums širdis ir nusistatymą įsitraukti drąsiai į šitą tikėjimo kovą. That we would be so overcome by the glory of God. Kad mes susikoncentruotume į tavo šlovę. That we would so love the truth of God's Word. Kad mes labai mylėtume Dievo žodžio tiesą. That we would give our lives to defend, to fight for the faith. Kad mes investuotume savo gyvenimus, kovoti ir ginti tikėjimą. We pray this in Christ's name. Meldžiame Kristaus vardu. Amen.